Outside my window I see fields of snow. It's cold and I just wanna fly away and feel free. If I could flee from winter here and now, I won't go back to where it all began. You and me, we were together on an isle of love. The sun was shining for us every day from above. We ran along the beach and you kissed me. Then we went for a swim like in my dreams. Sveikos merginos, šiandien sveikinuosi iš labai neįprastos aplinkos, kadangi ir pati video tematika yra man neįprasta, kažkas naujo. Filmuosime šiandien 20 faktų apie mane. Ir atvažiavom į vietą, kuri mane labai nuramina, kuri yra mano mėgstamiausia parka. Taigi noriu pasidalinti su jumis faktais, kad tiesiog geriau mane pažintumėte ir galėtume laisviau bendrauti. Ir sukurti šį video kilo idėja mums dar su dviejomis youtuberėmis. Būtinai aplankykitės, nes jos nuostabios merginos, tai yra Skinny Stalker ir Agnes Gibi. Būtinai paliksiu jų visus duomenis apačioje ir, žodžiu, pasivaikštom ir pasikalbam. Right now I wait for spring so bad it hurts. My days are lonely cause you ran away, no goodbye. Iš tikrųjų net negalvojau, kad sugalvoti paprastų 20 dalykų apie save bus taip sunku, todėl jeigu neprieštarausit, viską susirašiau telefone, nes tai buvo ilgas procesas. Taigi, pirmasis faktas yra toks, kad mano aistra yra kryžiažodžiai. Ir kryžiažodžius sprendžiu jau daugybę metų, tai kaip kiti varto žurnalus arba žaidžia žaidimus telefone, aš visą laiką sprendžiu kryžiažodžius. Visur lėktuve, autobuse, per pertrauką darbe, žodžiu, kryžiažodžiai yra mano. Vienas labai malonus faktas apie mane, kurį pasakė mano šeimos nariai, tai kad aš niekada iki galo neišgeriu kavos. Aš turiu kažkokią ydą visą laiką, ne tik kavos, galbūt šiaip visų gėrimų, visą laiką kažkiek palikti ant puodelio ar stiklinės dugno, nežinau kodėl, bet man yra skaniausia viską gerti iki nepaskutinio lašo. Trečias faktas toks, kad tęsiant apie gėrimus, kad kavą mėgstu tik drungną. Negeriu karštos kavos, negeriu šaltos kavos. Man jinai turi būti šiek tiek karštesnė negu kambario temperatūra. Tai žodžiu yra tam tikras temperatūros lygis, kada aš mėgstu gerti kavą ir jeigu jinai būna per šalta, aš ją taip ir palieku visai negertą. Vėlgi tęsiant apie gėrimus, kažkaip labai daug gėrimų faktų, tai kad nemėgstu šalto vandens ir nemėgstu labai karšto vandens. Tai vėlgi geriu tik šiltą vandenį, dažniausiai kambario temperatūros ir jeigu įsipilu, tarkim, iš butelio vandens, tai visą laiką įsipilu dar šlakelį verdančio vandens, tam, kad būtų temperatūra kambario. Ir aš nežinau, kodėl taip yra, bet jau tikrai labai ilgą laiką man tai yra pats skaniausias gėrimas. Nei kambario temperatūros šiek tiek šiltesnis vanduo. Faktas numeris 5, jog jau daugiau negu pusę metų maitinuosi paleo principu. Tai reiškia, kad nevalgau jokių grūdų, pieno produktų, rafinuoto cukraus, limonadų, sausainių, žodžiu, nieko kaip daržovės, visa baisiai. Taip, toliau. Mokyklos laikais, čia vienas keisčiausių faktų, mano mėgstamiausia spalva buvo absoliučiai žalia. Pas mane viskas buvo žalia, nuo penalo, šešėlių, aksesuarų, šalikų, batų, sportbačių, viskas žalia buvo. Dabar šitą spalvą garderobę negaliu žiūrėti iš tikrųjų, neturiu nei vieno absoliučiai daikto arba rūbo žalio. Eima taip papilnuoti. Ką Leika darai? Aš ją išmaudžiau šiandien, kaip žiūrėjau.
Mano absoliučiai numeris 1 rūbas, kurio niekada net už, nežinau, 500 eurų negalėčiau užsidėti, tai yra raudonos kelnės. Nežinau kodėl, nesu niekada gyvenime jų turėjus, bet nežinau kodėl aš jaučiu kažkokią fobiją joms. Tiesiog raudonos kelnės ir aš, tai vat visiškai skirtingas pusės. Niekada net neįsivaizduoju ir neįsivaizdavau ir toliau neįsivaizduosiu tikriausiai savęs su raudonomis kelnėmis. Nežinau kodėl. Taip, faktas numeris 8. Mokykloje mokiausi groti kanklėmis beveik metus ir nepasakyčiau, kad tai buvo mėgstamiausia mano popamokinė veikla. Faktas numeris 9. Iki šiol neturiu pastovaus rašto. Mano raštas keičiasi net sakinyje porą kartų. Tai į kairę palinkęs, į dešinę, tiesus, žodžiu, niekada gyvenime neturėjau pastovaus rašto. Faktas numeris 10. Esu baigusi vadybos studijas, bet jau beveik 2 metai vadovauju restorano virtuvei. Tai, žodžiu, labai nevadybiškas darbas, bet taip, gyvenimas susiklosto kartais. 11. faktas, turiu didelę aistrą patalynėms. Šiaip manau, kiekviena mergina turi kažkokią aistrą, tarkim, batams, kvepalams, kosmetikai. Mūsų namuose tikriausiai patalinių komplektų yra daugiau nei mūsų su draugų batų sudėjus kartu. Tai labai mėgstu viską apie jas. Rinkti raštus, medžiagas, jas liesti, jas nuolatos keisti. Žodžiu, man miegas saldžiausias, ką tik paklotoje lovoje. Man atrodo, čia daugelį gal kam taip yra, bet turiu labai didelę aistrą patalynėms. Nežinau, aš žinau tokį filmą Legali blondinė, Legali blond, bet tą filmą mokyklos laikais esu žiūrėjusi lygiai 17 kartų. Jis yra labai kvailas, blondiniškas, net nežinau kaip pasakyti, naivus, bet, žodžiu, aš jį žiūrėjau 17 kartų, nežinau kodėl aš jam jaučiu tokią trauką. Jis yra su Reese Witherspoon, man rodos, labai nuostabia aktorė, jos karjeros tikriausiai pradžioje, bet, žodžiu, super filmas. Man buvo jisai kažkoks, nežinau, super. Faktas apie mane yra toks, kad iki šiol turiu labai prastą įprotį nusistatyti nakčiai žadintuvą. Tai reiškia, kad jeigu man reikia keltis, tarkim, 8 valandą, aš labai mėgstu nusistatyti žadintuvą 3 valandą nakties, vien tam, kad prabusčiau ir žinočiau, kad dar galiu pamiegoti 5 valandas ir kad aš nudžiugčiau vidury nakties, jog dar galiu pamiegoti 5 valandas. Nežinau kodėl, bet tiesiog mane tai be galo džiugina. Žodžiu, iki šiol karts nuo karto, tam, kad save nudžiuginčiau, naktį nusistatau žadintuvą. Faktas numeris 14, tai yra toks, kad einu į parduotuvės tik turėdama tikslų planą, ko man reikia ir žinodama produktus, kokių man reikia. Tai eiti šiaip pasivaikščioti, pasižiūrinėti, gal kažką gražaus, man taip nepatinka. Aš žinau tiksliai, ko noriu. Susiplanuoju ir einu ieškoti, aišku, tai apsunkina paieškas, nes dažniausiai labai nusivili, jeigu kažko nerandi, bet šiuo požiūriu aš gana esu vyriška, man labai patinka eiti ir žinot, ko aš einu, o ne eiti pasižiūrėti vitriną, savo pasidaryti ateičiai. Numeris 15, mėgstamiausias rūbas suknelė, kaip ir matote, tikrai mėgstu sukneles, jų turiu daug. Nežinau, man tai ne tik, kad moteriška, man yra be galo patogu su suknelėm. Aš neįsivaizduoju, man patogu ir su džinsais, bet su suknelėm man yra labai patogu. Viską gali klot kojas, kaip nori patogiai, žodžiu, suknelė yra mano mėgstamiausias rūbas. Numeris 16, tai mano mėgstamiausia namų apyvokos veikla yra rūbų dėjimas į skalbimo mašiną.
ištraukimas ir išdžiaustymas. Aš nežinau kodėl, bet man yra tai tokia terapija. Aš juos labai mėgstu išdžiaustyti tam tikrą trajektoriją pagal spalvas. Na, žodžiu, čia jau šiek tiek yra gal nukrypimų, bet esmė tai, kad aš niekam neleidžiu namuose džiaustyti rūbų. Mane tai be galo ramina. Aš mėgstu labai išrinkti minkštiklius rūbams ir žinau, kaip jie kvepia ir labai mėgstu, kai jie būna gražiai sudėti pagal tvarką. Tai, žodžiu, labai mėgstu šitą veiklą. Namuose tai mano vienintelė mėgstamiausia tokia veikla iš namų veiklų. Strangers light up the atmosphere. Let it go, let it out, let it steam, let it flow. Let it go. When I say LOS, LOS Angelus. When I say LOS, LOS Angelus. When you fall down, there's no way at all. It's time to let it go. Faktas numeris 17. Man yra 26 metai ir aš nesu nie karto gyvenime dažiusi plaukų. Tai čia artimiausias mano planas tai padaryti. Faktas numeris 18. Plaukų tiesintuvą rankose esu laikiusi 2 kartus. Tai yra, plaukus esu gyvenime per visus savo 26 metus esu tiesinus lygiai 2 kartus. Ir faktas numeris 19, mano absoliučiai mėgstamiausias dienos laikas, tai yra lygiai 17 valanda, nes tuomet aš visada geriu kavą su kažkokiu skanėstu. O man kaip užkietėjusiai smaližiai, tai yra momentas sau ir aš labai atidžiai renkuosi, ką gersiu su kava, ką valgysiu, kokį skanėstą. Žodžiu, tai yra mano absoliučiai mėgstamiausias dienos laikas. Have you seen the night fall out of space while I'm dreaming of the moon? Faktas numeris 20, aš dievinu pasivaikščiojimus. Galėčiau eiti pasivaikščioti po valandą kiekvieną dieną. Gaila, kad ne visi nori su manimi tai daryti, bet, žodžiu, labai džiugiuosi, kad šį video būtent taip ir nufilmavau, darydama tai, kas man labai patinka ir mano mėgstamiausia vieta. O tikiuosi, kad jūs maloniai praleidot laiką žiūrėdami faktus apie mane, tikiuosi, kad irgi turit kažkokių keistų faktų ir būtinai su jais su manimi pasidalinkite jais apačioje po video ir būkit laimingos, linkėjimai.